Savaitgalį Kėdainiuose vyko 10. Lenkų kultūros festivalis Znat Isi. Šiemet festivalyje dalyvavo net 18 kolektyvų. Dauguma jų iš Lenkijos, 2 kolektyvai iš Latvijos ir keli iš Lietuvos. Šis festivalis neeilinis, pasakojo Kėdainių Lenkų draugijos pirmininkė Irena Duchovska. Ypatingas to, kad visgi yra jubiliejinis. Mes pradėjom rengti festivalius labai nedrąsiai. Pradžiai buvo daugiau mūsų vietinių ansamblių, o kuo toliau, to daugiau turim užsieniečių. Rašom projektus, šiek tiek pavyksta ir paskui vykdom. Bet buvo ir tokių festivalių, kur iš viso tiesiog buvo organizuojami be jokio finansavimo. Turim labai daug draugų, daug bičiulių ir tokiu būdu mums svarbu, kad atvažiuotų. Ne pinigai esmė, o svarbu, kad atvažiuotų pas mus. Pirmininkė pastebėjo, jog dalyvių skaičius nuolat auga. Pirmose tai mes, kai ruošdavom cepelinus, tai būdavo 200, 300, o dabar po 500. Didžiosios rinkos aikštėje susirinkę kėdainiečiai galėjo pasigrožėti jaunimo pučiamųjų orkestrų ir šokėjų pasirodymais. Festivalyje skambėjo chorų bei vokalinių ansamblių atliekamos dainos. Jau antrą kartą į Kėdainius atvyko Latvijos vyrų vokalinis ansamblis. Мы приехали из города Риги, из Дома культуры завода ВЭФ. Mes atvykom iš Rygos gamyklos VEF kultūros namų. Gamyklos nebėra, o ansamblis liko. Šiam ansambliui vadovauju 48 metus. Aš pats rašau muziką, esu sukūręs 1800 nedidelių kūrinių, 4 simfonijas, daug liaudies muzikos. Su šiuo ansambliu važinėjom po visą pasaulį, buvom Indijoje, Kopenhagoje. Festivalis Kėdainiuose labai gerai organizuotas. Aš manau, kad mes, Pabaltijo tautos, turim laikytis vieningai, kaip broliai. Kultūra mus vienyje, nes jei nebus kultūros, tai neliks ir tautos. Į festivalį atvyko ir gausus būrys svečių. Z Wrocławia, spod germańskiej granicy, blisko... Malonu atvykti iš Vroclavo, miesto įsikūrusio netoli Lenkijos valstybinės sienos su Vokietija. Šioje šventėje pristatome Lenkų tautos dainas, šokius, melodijas. Ne kartą esam buvę Vilniuje, o jūsų miestas gražus ir turi savo istoriją. Į mūsų šalį taip pat atvyksta svečiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Lietuvos. Palaikom ryšius su šiomis šalimis ir čia atvykom užmegzti kontaktus. Mes teikiam humanitarinę pagalbą, dalyvaujam Raudonojo kryžiaus veikloje, padedam Lenkams gyvenantiems išeivijoje. Lenkų festivalyje visada mielai dalyvauja rusų bendruomenė. Нас позвали в гости польская община. Mus rusų sekmadieninės mokyklos bendruomenė į šį festivalį pakvietė Lenkų bendruomenė. Mes su jais lyg broliai švenčiam visas šventes. Jie atvyksta pas mus, mes pas juos. Tai politikai tarp savęs pešas ir nesutarė, o paprasti žmonės daug metų šalia gyveno, draugavo, vienas kitam padėjo. Geriau jau susitikti šventėje negu kare. Лучше встречаться на празднике, чем на войне. Šventinis Lenkų kultūros festivalio koncertas, kuriame pasirodė visi kolektyvai, vyko Kėdainių kultūros centre.